Jūsų ekranuose čia Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia Betson pusfinaliai ir pusfinalio serija tarp Klaipėdos Neptūno ir Utenos Juventus. Serija, kuri turbūt jau įsirašė istoriją ir turės kalbų dar po jos nežinau kiek laiko, bet apie šiandien viską nuo pradžių. Rimi studijoje Vaidas Leliuga ir Jonas Valančiūnas. Sveikas, Jonai. Žali marškinėliai, nei mėlyni, nei raudoni, tai šiandien neutralus, ne? Supratau, rankos kažko drėgnos, bet čia jaudinėsi prieš eterį, ką? Jaudinas, pirmą kartą šiais metais. Jonai, kaip tu gyvas? Gyvas, viskas gerai, atvažiavau pasimėgauti krepšiniu. Tikrai stebina šitą seriją ir praeitą stebina ir šitą ir tiesiog noriu pamatyti krepšinio gero. Tu esi Utenos šiaip to pakilimo pradžios vienas iš liudininkų, nuvažiavai į Uteną pirmose Utenos ryto serijos rungtynėse, pamatėjai atmosferą, pamatėjai Utenos pergalę ir nuo tada viskas prasidėjo. Turbūt nesitikėjai, kad taip viskas gali pasisukti, kai tada vykai į tas rungtynės. Tada vykdamas į varžybas Utenoj su Vilniaus rytu, tikrai biškai kažkaip tikėjausi kitokio rezultato. Viskas išėjo, va taip, va dabar esam Klaipėdoje, žiūrim kitą pusfinalį. Kiek stebina, žinai, aš šiandien pradėjau domėtis, kiek apskritai Europoje yra buvę tokių atvejų, kai 7. reguliaraus sezono vieta nugali ketvirtfinalyje, po to pusfinalyje yra per žingsnį nuo finalo, tai suradau, kad 2023 metais net pasižymėjau, tai yra Vokietijos Ulmo Radio Farm komanda iš 7. reguliariajam sezone pateko į finalą ir negana to tapo čempionais. Ar tavo karjeroje, žinai, galbūt netokių? Tiki, kad šiandien Juve gali tą finalo bilietą užtikrinti? Tikiu. Kaip sakant, confidence turi tikrai treneris nemažai, ką matėm ir ryto serijoje. Tai aš manau, jie atvažiavo su šitu tikslu, žiūrėsim, aišku, kaip seksis, bet turi visus šansus. Manau, kad reikia neįkvoti. Gerų 2 valandų. Kaip jums atrodo, ar tos trečiosios serijos rungtynės po 2 pergalių iš eilės gali būti kažkuo kitokios? Ar tai bus tiesiog dar vienas atkrintamųjų mačas? Ne, tai dar vienas atkrintamųjų mačas, iš kurio mes tikimės, kad Neptūnas ir toliau reagos, nes praėjusias rungtynės Utenoje jie parodė tikrai labai didelį fiziškumą, mumis išmušo iš visur, kur mes norėjom atakuoti, tai šiandien tikiuosi mes jau esam tam pasiruošę ir atsakysim ne ką mažiau fiziškai. Treneri, trečiasis serijos mačas, pastarosios rungtynės parodė, kad galit sužaisti super geras atkarpas. Kaip tą praeitų rungtynių trečią kėlinį paversti iš šios dienos 4 kėlinius? Analizavom savo klaidas, matėm, kur paleidom kontrolę, kur priėmėm netokius sprendimus ir iš tų rungtynių labai tikiuosi, kad pasimokinom. Kas bus svarbiausia šiandien tam, kad po poros dienų dar visi keliautume į Uteną? Ne, tai manau visa serija yra emociniai pakilimai, nuopuoliai ir jeigu pirmose rungtynėse ta emocija labai buvo dingus, praeitose rungtynėse matėm teigiamą emociją, gerą nusiteikimą, gerą žaidimą ir tam tikrus sprendimus, kuriuos priėmėm 4. kėlinyje, tai manau, kad sprendimų priėmimas išliks pagrindinis dalykas. Sėkmės. 2-0. Utena priekį, mes jau kalbėjome apie tai, kad šiandien pergalę iškovoję Utenos krepšininkai gali pratęsti šitą fantastišką savo pelenės istoriją ir pakliūti į finalą. Jonai, tavo karjeroje visokių serijų yra buvę. Kiek sunku psichologiškai ir uždaryti seriją ir galų galiai iš to nulinio rezultato bandyti sugrįžti ir gal persverti? Aš manau, uždaryti seriją yra sunkiau negu sugrįžti, nes manau, kad dabar jau nebet, kai jau atsiliegi, neturi ką prarast. Tai eini į varžybas ir darai viską laimėti varžybom. O jau uždaryti reikia protingai sužaisti ir daugiau taktikos ateina. Tai manau, kad abiem komandom šiaip nėra lengvas uždavinys, bet žiūrėsim, kas bus šiandien. Bet sutik, kad Utena jau irgi beveik nebeturi ko prarast po tokio sezono. Tokioj stadijoje jie atrodo jau galėtų vienokiu ar kitokiu atveju išeiti kaip laimėtojai. Tai va, aš ir sakau, tokia unikali situacija.
galėtum žiūrėdamas į Uteną pasakyti, kad jie jau laimėjo. Būtent. Bet aš manau, kad tikrai yra jie išbadėję ir nenori pabaigti čia, nori kažkur eiti dar toliau. Kaip gali taip, Jonai, pasikeisti komanda, kuri reguliariam sezone turėjo 11 pralaimėjimų iš eilės, ar 12, gal net dabar jau bijau sumeluoti vienu skaičiumi, iki to, kad kol kas ketvirtfinalyje, pusfinalyje žengia be pralaimėjimų. Tie patys žaidėjai pasikeitė tik tai vienas žmogus, treneris. Va tas ir yra, kad ne tik tai talentas, bet ir chemija rūbiniai, chemija su trenerių štabu. Va tokie faktoriai ir lemia kartais, kaip atidarai savo potencialą. Tai matom, tikrai treneris surado, kaip atidaryti potencialą, pakeitė žaidimą. Kartais mažas dalykas gali pakeisti daug ką komandai. Susikaupęs Laimonas Eglinskas prieš šias rungtynes, pažiūrėsim, kaip jiems seksis. Jonai, Maxwellas Lewisas, Utenos ekipų žaidėjas, žaidės ir NBA periodais, pasižiūrėjau, kaip pats rungtyniavai Naujojo Orleano Pelicans komandai. Maxwellas Lewisas žaidė Lakeriuose, jums teko tarpusavį susitikti aikštėje. Ar atsimeni, ar neatsimeni? Ir šis žaidėjas dar dabar sako, mano tikslas garantuotas NBA kontraktas ateityje. Dabar, kaip pasakėjai, kažką atgaminau. Jo, tikrai matėm, ypatingai su Rytu serijoje buvo nesustabdomas. Sakau, tas geimas su Utenoj, kai žiūrėjau, tikrai žmogus darė viską, tiek gynyboje, tiek puolime. Žiūrėsim, kaip Tiki, kad jis gali būti ateityje NBA? Aš sugrįžt galų gale. Jaunas žaidėjas, talentingas, jisai jeigu rodys savo darbo, jeigu viskas bus tiesių keliu einama, tai manau, kad tikrai gali grįžti. Jonai, paskutinis klausimas. Tu esi šviežiai iškeptas magistras, tą noriu paminėti, treniravimo sistemos LSU universitete. Noriu paklausti, čia dėl to, kad geriau suprastum, ką tas treneris galų gale iš tavęs nori, ar kad pats galbūt su ateities perspektyva žiūri tai? Kad trenerį suprasčiau, kad nepykčiau ant trenerio. Ne, sužinai visokių dalykų, ko praktikoje nesužinosi. Vis tiek mokslas yra reikalingas ir mokslas veda į priekį. Gerai, mokslinčiau. Ačiū tau, gerų rungtynių, gero pusfinalio ir jums. Šiandieną birželio 1-ąją visiems skanių šaltibarščių, skanių šašlykų ir skanių šaltos arbatos ir kitų gėrimų. Ir tuo pačiu būkite pasveikinti atvykę į Klaipėdą, kur pusfinalio serija tarp Klaipėdos Neptūno ir Utenos Juventuso pasiekė savo trečiąją stotelę, pasiekė savo trečiąsias rungtynes. Ir arba šiandien Klaipėdos Neptūnas sugebės grąžinti seriją į Uteną, arba Utena žengs į finalą ir tokiu būdu pateiks tikrai neabejotinai didžiausią sensaciją mūsų lygoje per labai ilgus metus. Neabejotinai, iš tikrųjų, labas vakaras visiems stebintiems šią tiesioginę transliaciją. Benediktas Petkus, Rokas Grajauskas ir rungtynių komentatoriai kartu su jumis šiandien. Žiūrėsim, ar pavyks čia šiandien Utenai tą seriją uždaryti ir patekti į finalą. Kalbėjo čia ir Utenos komandos atstovai prieš tai, kad galbūt šitam klubui tai vienintelis toks kartas iš vis, kada pavyks į tą finalą prasibrauti daugumai žaidėjų. Galbūt irgi tai vienintelis toks šansas gyvenime ir tikrai nemažai į tokio dar papildomo akcento pridėjo šitie, nepamiluokim, Eimanto Skersio mums pasakyti žodžiai. Neptūnas, aišku, čia bandys padaryti realiai neįmanomą dalyką. Taip, jiems reikia laimėti šiandien, bet jiems reikia laimėti 3 kart pailiui, jeigu jie nori išlipti iš šito 0-2 rezultato ir žengti į tą savąjį finalą, o tą padaryti nelabai yra pavykę kam. Na, bet žinai, kaip laimėti sudėtingą seriją? Laimint po 1 rungtynes paeiliui, kaip laimėti sudėtingas rungtynes, laimint po 1 ataką paeiliui. Tokia filosofija privalo vadovauti šiandieną Gediminas Petrauskas ir jo auklėtiniai. Na, uteniškiam, žinoma, uždavinys labai rimtas. Ne veltui Jonas Valančiūnas prieš rungtynes ir studijai sakė, kad uždaryti seriją yra sunkiau negu išlipti iš panašaus pobūdžio deficito, kadangi ta atsiliekanti komanda trauktis nebeturi kur, o štai laiminčiai komandai vis viena reikia perlipti psichologinį didžiulį kalną, siekiant pasiekti tai, ko šita organizacija nėra niekados mačiusi per visą savo gyvavimo istoriją. Utenos komandos sudėtis čia jau praėjusiose rungtynėse penktadienį sugrįžo į rikiuotę Malikas Johnsonas, čia ir mačo arbitrai Gytis Vilius, Gvidas Gedvilas, Gintaras Mačiulis. Klaipėdos Neptūno sudėtyje registruoti visi krepšininkai, bet nematėm penktadienio suolo kylančio Makso Klenščeko, Zeinas Watermanas irgi nežaidė, irgi sugrįžęs po traumos. Kaip kalbama ir Arnas Velička, nėra tos 100% savo formos.
ir tikrai jaučiasi, kad negali pilnai padėti savo komandai. Lietuvos krepšinio lygos šio sezono naudingiausias krepšininkas. Teko stebėti ir apšilimo metu Arną Veličką ir atliekant visus tuos tempimo pratimus. Labai dažnai jo veidą perkreipia skausmas ir tikrai akivaizdu, taip iš arti žiūrint, kad žaidėjas toli gražu nėra savo optimalios sportinės formos, bet šiandieną jam ir visai Klaipėdos Neptūno komandai trauktis nebėra kur. Arba Utenos Juventusas ežero bangose nuskandins Pajūrio klubą, arba Neptūnas grąžins seriją į Uteną. Pirmąjį ginčą kamuolį Karlis Šilinis. Laimi pamušdamas Donatui Taroliui, kartu su jais Velička, Lomažas ir Arnas Beručka. Čia jau pirmoji Maliko Johnsono pražanga, beje, būtent Malikas Johnsonas rungtynes pradeda starto penketą. Hasanas Diara lieka ant suolo su Maliku Johnsonu, Paulius Valinskas, Lukas Uleckas, Maikas Liujisas ir Šarūnas Beniušis. Daugiau jokių staigmenų nėra, bet Johnsono starto penketą mes šioje serijoje dar nematėme. Šio Beniušio stepautas, perimtas kamuolys, pats užbaiginėja greitą ataką Šarūnas Beniušis, įspūdinga. Ir įspūdinga yra ir tai, kad iš karto Laimonas Seklinskas tuo pačiu, kai komanda triumfuoja, kapitonas aukštaūgis perima kamuolį, pelno taškus greitame puolime. Utenos strategas spėja ir kiek apraminti saviškius, atsimindamas, kas buvo antrųjų rungtynių pradžioje. Čia pražanga prieš Karlį Šilinį, matėme ir rungtynių prognozijas, ką tik savo ekranuose 76% vertinami Neptūno šansai laimėti. Čia dar kartą tas epizodas. Lukas Uleckas pats dar nukrito ant parketo, bet čia Karlis Šilinis prie baudų metimo linijos. Puikios jo buvo rungtynės Utenoje dar penktadienį. 17 taškų, 8 atkovoti kamuoliai, 22 naudingumo balai. Tuo pačiu visai puikios jam ir apskritai šios atkrintamosios varžybos, beveik po 12 taškų vidutiniškai ir po 15 naudingumo balų per rungtynes. Šiliniui atvykus jis buvo grupuojamas kartu su Maksu Klančiku į tų tokių kvestionuotinų sprendimų sąrašą. Dabar, aišku, sakant jam komplimentus, jis prameta abi baudas. Švyturio arenos publika lieka stovėti. Malikas Johnsonas iki galo super agresyviai ir tai yra dar 2 Utenos ankstyvi taškai. Porą rungtynių buvo praleidęs Malikas Johnsonas, žaidė jau Utenoje penktadienį, bet ten per 13 minučių surinko -3 naudingumo balus ir tikrai dar turbūt galima sakyti yra vienas iš Utenos komandos rezervo Arnas Velička, 3 taškai. Ir tokiose situacijose, kai Arnas gali mesti po pagavimo, kai to šuolio ir apskritai fizinių pastangų reikia minimalių, jis vis dar gali būti mirtinas ir būtent tokio jo reikia Klaipėdos Neptūnui šiandien. Maksvelas Liujisas, čia nelengvas metimas, kalbant apie rezervus, tai turbūt pagrindinis žmogus, į kurį dar turėtų krypti akis Utenos komandoje šioje serijoje pirmosiose rungtynėse. Taip, labai atsiprašau, kad net pakėliau pirštą iš nuostabos, taip tave sustabdydamas, bet tai yra antra Luko Ulecko pražanga. Per pusantros minutės čia įstumtelėjo Donatą Tarolį. Ir lieka Uleckas ant parketo. Matėme ir penktadienį, kaip greitai tas komandinės asmeninės pražangas rinkosi ir Lukas Uleckas ir Maksvelas Liujisas, bet ten vėliau problemų su tuo labai neturėjo savo rotacijoje Laimonas Seklinskas. Dar kartą Velička iš to pat krašto. Šįs iki pro šalį Beručka ima kamuolį puolime. Vis neieško būdų atakuoti Luką Ulecką Neptūnas. Čia Velička išsilaiko ant kojų, numeta kamuolį Beručkai ir rezultatas galėjo būti lygus. Johnsonas jau kitoje aikštelės pusėje, Paulius Valinskas čia prašokdina Tarolį ir nepataiko Utenos Juventus gynėjas. Sužaidęs beje geriausias karjeros rungtynes. Penktadienį čia Tarolis po krepšiu, Neptūnas mažina skirtumą iki 1. Gediminas Petrauskas saviškiam parodė, kad neturim pražangų dar jeigu ką. Galim tikrai jomis naudotis, bet niekas tomis pražangomis nepasinaudoja. Liujisas atakuoja Lomažą. Ir Utena 4 iš 4 dvitaškių. Pirmosiose serijos rungtynėse Maksvelo Liujiso 1 taškas, antrajame mače Utenoje 5 taškai. Ir tikrai norisi geresnio Maksvelo Liujiso čia. Richardas Lomažas labai nusivylė savo tėvynainę nesėkmingų gerokai per aukštų perdavimų. Gerokai per aukštų perdavimų. Ta veido išraiška pasako viską. Ne tik Richardo Lomažo
Veido išraiška tokia ar labai panaši. Jonas Valančiūnas čia mūsų ekranuose, girdėtas jau prieš rungtynes ir Rimi studijoje. Malikas Johnsonas. Prie Valinsko Arnas Garučka. Liujisas priima kamuolį. Beniušiui atiduotas perdavimas, leidžiantis žemyn Beniušis pelno dar 2 taškus ir puolime labai smagiai rungtynės pradeda Utenos Juventus, jau 10 jų pelnytų taškų per 3 sužaistas minutės ir čia prašo savo šarminės akvilės vandens pertraukėlės Gediminas Petrauskas. Utenoje Juventusas antrasias rungtynės pradėjo pataikydamas 4 tritaškius paeiliui, 4 iš pirmųjų 4 bandymų. Šiandieną Klaipėdoje jie startuoja pataikydami 5 pirmuosius dvitaškius. Viskas baudos aikštelėje, viskas iš artimų distancijų, 5-10 uteniškių persvara. Jie beje labai panašiai startavo pirmose rungtynėse su Vilniaus Rytu, kai sužaidus 7 minutės jie pirmavo 25-18 ir 22 iš tų 25 taškų buvo surinkę būtent baudos aikštelėje. Tad šiandien vėl labai panašus sprendimas, labai panašus žaidimo stilius susitikimo pradžioje. Po pertraukėlės Ulecka aikštėje keičia Venskus. Neptūnas tęsia rungtynės tuo pačiu penketu. Čia geras Veličkos perdavimas, Karlis Šilinis iš po krepšio. 2 jo taškai. Atsidaro savo taškų sąskaitą Latvis. Johnsonas. Neptūnas ir toliau be komandinių pražangų pirmajame ketvirtyje. Pirma, taip. Karlis Šilinis pažeidžia taisyklės prieš Paulių Valinską. Ir kaip stulbinamai tylu Benediktai. Bando užvesti vietinius ir arenos pranešėjas. Šita tyla tikrai tokia labai iškalbinga, labai neįprasta girdėti. Vos nepasakiau girdėti tokį vaizdą, bet supranti, ką turiu omeny. Girdėti tylą irgi šiaip. Taip. Matyti tokią tylą ir girdėti tokį vaizdą. Nu, čia ir estrados legenda Edmundas Kučinskas mūsų ekranuose. Didelis krepšinio gerbėjas ir manau, kad tokių epizodų irgi gerbėjas Edmundas Kučinskas, Maxwellas Liujisas iš viršaus. Nu, nežinau, ar Edmundas Kučinskas labai džiaugiasi šituo epizodu. Gal kokio naujo kūrinio neišleis apie Maxą Liujisą, bet galbūt išleis apie Richardą Lonožą. Jo taiklus metimas mažina skirtumą iki 3 taškų. Valinskas. Suranda Beniušį, šis dar kartą tukuoja krepšio, dabar netaiklus metimas. Ir tai pirmas netaiklus Utenos dvitaškis šiandien, bet kaip užtikrintai jie pradėjo, kaip jie atrodo puikiai žino, ką jie nori padaryti ir būtent tą ir daro. Čia žinojo, ką nori padaryti ir Karlis Šilinis. Pataikė po tritaškį ir pirmosios ir antrosiose serijos rungtynėse. Dar pataiko, taip pat ir lygina rezultatą čia. Valinskas savam stiliumi, bet nesėkmingai šioje atakoje. Ir čia Valinsko pražanga, ketvirtoji uteniškiams pirmajame ketvirtyje. Keitimų Utenos penkete, Hasanas Diara aikštelėje kartu ir Ivanas Vranešas. Nu, tas Maliko Johnsono išleidimas į starto penketą buvo sukėlęs kiek tokių abejonių, ar viskas gerai yra su Hasanu Diara. Bet panašu, kad tai buvo taktinis Laimono Glinsko sprendimas. Ir iškart Diara pasitinka dabar Arną Veličką. Gražus Veličkos perdavimas per nugarą, bet nieko čia labai nesusikūrė. Klaipėdiečiai Karlis Šilinis individualiais veiksmais atakuoja tiesiog Ivaną Vranešą. Ir labai sėkmingas Latvijos startas. 7 jo pelnyti taškai, 100% taiklumas kol kas. Zeinas Watermanas taip pat aikštėje.
Ir čia jo pražanga prieš Paulių Valinską. Po šios pražangos arenoje turėtų būti paskelbta reklaminė pertraukėlė. Pirmasis ketvirtis perkopė į antrąją pusę. Neptūnas priekyje 2 taškų skirtumų. Buvo tas Utenos startas labai užtikrintas, bet ir vėl klaipėdiečiai sugeba atsilaikyti ir į šią pauzę mes keliaujam jiems su mėsomis epizodas ir čia ir vėl atrodo, kad tokias akimirkas kuria be pastangų visas Utenos Krajūnas, Maxwellas, Lewisas. Jau pirmajame ketvirtyje epizodas vertas gražiausių pusfinalių etapo epizodų rinkinio. Tačiau kiek vėliau Klaipėdos Neptūnas sugebėjo persvirti rezultatą savo naudą. Ir jeigu daug kalbėjom apie Utenos 100% dvitaškių pataikymą susitikimo pradžioje, 6 iš 6, tai Neptūnas savo ruožtų irgi dar nėra prametęs ne vieno, 4 iš 4. Lomažo pražanga ir pražanga tampanti 2 baudų metimais. Ir kieta tokia Lomažo pražanga, atrodo kažkiek susinervinės, net prasiženginėjo čia Latvis. Atrodo, turėjo pretenzijų ir vienam iš komandos draugų. Maxwellas Lewisas jau su 6 taškais, 6 jis pelnė per pirmasias 2 serijos rungtynes. Ir jau dabar jis rašo 7. Eimantas Kersas, mūsų ekranuose, Utenos komandos vadovas. Čia ir Martynas Mažeika. Neptūno galva. Jaudulys abiejų akyse, bet jaudulys visiškai kitokių priežasčių. Velička pradėjo Neptūno ataką, Lomažas. Vėl Veličkos rankose kamuolys, Šilinio užtvara, Lomažas nukeliauja, kamuolys į kampą Girdžiūnui, šis suklaidino Valinską ir nepataiko iš vidutinio nuotolio. Pats ima kamuolį Mindaugas Girdžiūnas. Neptūnas vėl ieško Karolio Šilinio. Ir Šilins šį kartą netiksliai, bet Watermanas ima kamuolį. Dar kartą užsiima gerą poziciją ir išlieja visą susikaupusi įtūžį šūksnių po pelnyto dvitaškio trečiųjų šansų vienos atakos metu. Venskus Diarai norėjo ilgai kamuolio, ten baudos aikštelėje Vranešas. Dabar jau kitų opcijų, kaip užbaigti ataką ieško Juve. Lewisas nori žaisti vienas prieš Deiną Watermaną. Lewisas pradėjo taip, kad tai yra bauginantys signalai Neptūnui ir Lewisas ir toliau tęsia savo dominavimą. Išprovokuota pražanga ir dar 2 baudų metimai atlikus 20 atakos laikmatyje. Maxas Lewisas vis tiek. Tas ištiksėjusias beveik 24 sekundės paverčia savo laimėjimu. Vietoje Karlio Šilinio dabar Neptūno penkete Martynas Pacevičius. Juvės gretose Valdas Šaulys keliamas nuo suolo. Valdas Šaulys tikrai tapo vienu iš didžiausių didvyrių Utenoje. Atsižvelgiant ir visas aplinkybės, po kurių jis žengia į aikštelę. Tikrai maksimali pagarba krepšininkui už tokį pasirodymą Ežerų krašte. Taip, baigė ten mačą su 15 taškų ir su 4 perimtais kamuoliais. Čia rezultatą lygina Maxas Lewisas. Jis jau su 10 taškų pirmajame ketvirtyje. Čia pražanga. Evaldas Šauliui. Taip, epizode be kamuolio čia stumtelėjo Richardą Lomažą. Dabar Šaulys 5 Juventus komandinė ir čia 2 baudų metimai. Neptūnas beje apskritai per gegužės mėnesį sužaidė 8 susitikimus. Iškovojo 3 pergalės ir patyrė 5 pralaimėjimus. 2 iš tų pergalių buvo ketvirtfinalėje prieš Gargždus, o 3 buvo paskutinėme reguliariojo sezono susitikime. Čia namuose su Jonavos klubu dreba, atrodo, rankos visiems baudas metantiem latviams šiandien. Bet Martynas Pacevičius ima kamuolį ir pelno taškus pakartotinių bandymų. Bet vieną, kai prameta Karlis Šilinis 2 baudas, kitą, kai prameta Richardas Lomažas. Gal iš solidarumo. Lewisas toliau tiesiog daužo į šipulius. Klaipėdos Neptūno gynyba
12 taškų 16 naudingumo balų pirmame ketvirtyje. Visi taiklus 4 dvitaškiai, visi taiklus 4 baudos metimai. Čia Watermanas prieš Eriką Venskų bando naudoti savo jėgos pranašumu. Tai ir daro Zeinas Watermanas. Jau su 4 pelnytais taškais. Zeinas Watermanas nežaidęs antrosiose rungtynėse. Prieš tai irgi porą rungtynių tenumas po minutę rungtyniavęs šiuose atkrintamosiose. Po to, kai sugrįžo po traumos. Čia prameta Evaldas Šaulys, Lomažas ima kamuolį. Pacevičius Veličkai. Grįžta Liuvisas prie Veličkos, nespėja grįžti Vranešas prie Pacevičiaus. Ir čia du vidurio puolėjo taškai kiek geresnė, Neptūno atkarpa. Ir čia Laimonas Aglinskis taip pat priverstas prašyti savo pirmosios šarminės Akvilės vandens pertraukėlės. Plius 4 dabar jau turi arenos šeimininkai. Rungtynių statistikai viso ekranuose Klaipėdos Neptūnas pastaruoju metu išbandė ir aikštės gynybą ir net ir po tų pelnytų pastarųjų taškų Gediminas Petrauskas panašu, kad jau rodė auklėtiniams tęsti būtent tą patį. Pažiūrėsim, ar tai darys ir po šios Laimono Aglinsko paprašytos pauzės. Atkovoti kamuoliai 9-2 yra kosminis pranašumas, kurį yra susikrovę Neptūno krepšininkai. Ir Neptūnas 5 iš tų kamuolių nusėmė puolime. Čia ir Simas Galdikas, kalbant apie atkovotus kamuolius. Žingsniai. Nusiteikęs rimtai, sakė Simas Galdikas, atėjo palaikyti komandos, nes sakė, be manęs kažkaip čia neina Neptūnai. Koks aplaudus epizodas uteniškiams, kai po pertraukėlės paruošus derinį, paruošus kažkokį žaidybinį planą, nuteikus komandą galų gale, tu tiesiog sužingsniuoji vos išsimetęs kamuolį. Ir vėl Watermanas atakuoja Venskų, taškų nebus, sako Gytis Vilius. Bet tie taškai, tiksliau ta pražanga reiškia 2 baudų metimus, kuriuos mes Zeinas Watermanas. Na, šiaip prieš Uteną jis žaisti mėgsta ir moka. 2024 kovo 18 dar atstovaudamas Kėdainių Nevėžiui. Zeinas Watermanas prieš Juventus pelnė 35 taškus ir pakartojo visų laikų LKL rekordą, išprovokuodamas 15 pražangų per rungtynes. Viso 46 naudingumo balai jo buvo užfiksuoti tą ankstyvą pavasarį prieš porą metų. Ir Karaliaus Mindaugo taurėje tame sezone jis uteniškiams buvo visiškas galvos skausmas. Ir beje, kiek pamenu, Utena tuomet taip pat domėjosi galimybę pasirašyti kontraktą su Zeinu Watermanu, bet jis atvyko į Klaipėdą ir čia žaidžia jau antrąjį sezoną. Ir šiandien jau 6 taškus yra pelnęs Zeinas Watermanas. 6 taškais į priekį Neptūnas. Toliau aikštės gynyba. Gersonas Klyri pasirodė ant parketo Neptūno penkete. Leckas grįžo į aikštę su 2 pražangom. Jis priima kamuolį ir sugeba čia ištampyti tą varžovų gynybos sistemą Utena. Geras ir Diaros perdavimas ir puikiai Ulecko užsiimta pozicija. Šoko ten ir Pacevičius ir Watermanas, bet jau buvo per vėlų. Labai dramatiškai intonacija kažkaip konstatavai šitą faktą. Pažiūrėsim, ar Neptūnui išsigelbėti šioje serijoje. Dar ne per vėlų. Lomažas prieš Šaulį 1 sekundė. Ir Richardui Lomažui nepavyksta pataikyti ir šio metimo. Ir atrodo, kad Šarūnas Beniušis numuša kamuolį už galinės linijos. Lomažas prieš tai prametė abi baudas, pataikė savo pirmąjį dvitaškį. Čia buvo jo antrasis bandymas rungtynėse. Pacevičius Girdžiūnui. Šties kampė Girdžiūnas per rankas. Mindaugas Girdžiūnas, Klaipėdos Neptūnas. Ir tai didžiausia persvara, kokią turėjo Neptūnas šiandien. Uleckas. Eina ten į pagalbą Pacevičius, bando ieškoti Uleckas finišo po krepšiu, bet tai yra dar viena Utenos klaida. Antrą kartą klysta uteniškiai. Tačiau yra antrą kartą per pastarąsias vos kelias minutės. Taip, ir to naudojasi. Neptūnas didina savo persvarą. Čia buvo tokios Gedimino Petrausko emocijos. Užvedinėja savo komandą visais įmanomais būdais. Panašu, kad kiek užsiveda ir Švyturio arena iki šiol labai mieguistai atrodžiusi ir skambėjusi šiose rungtynėse.
Lomažas. Aukštas perdavimas, Tarolis nusileidžia pagalba ten Šauliui Beniušis. Su kamuoliu liks Neptūnas. Ne, atsiprašau. Taip, norėtų čia ir peržiūros. Gediminas Petrauskas, Donatas Tarolis vis dar rodo, panašu, galbūt ir perpriešta ranką, tikrai rodo tą kontaktą, kuris buvo. Kiek numauta apsauginė rankovė. Tarolis sako, kad jis tikrai ne pats ją nusimovė, tai nėra stiliaus sprendimas. Treneri iššūkis dėl užribio. Gerai. Palauk, kurią pagrindinę? Šitą gal duodu. Palauk. Šaras. Dar galinę kamerą jungiškiu. Dar galinę prieš tai. Čia gal matysis. Į priekį. Gerai. Vis tik 14 paskutinis. Gerai. Iš pagrindinės kameros pažiūrėsim dar kiek laiko. Nelietė lanko. Lanko nelietė. Ir Juventus 14 paskutinis liečia. Gerai, pažiūrėsim dar kiek laiko. Čia jau lietė, ne? Ne, tai palauk, dabar dar čia niekas nelietė, ne? Čia 4,1 ir 8,1. Gerai? Pataisyk laiką 4. Aš galiu parodyti pataisyti, nes aš mūsų. Jo, 8,1 ir 4,1 ir... Jo. Ir atitenka kamuolys Neptūnui čia po peržiūros. Dar laiko truputį daugiau turės klaipėdiečiai. Bet ta kova dėl atšokusių kamuolių išties pribloškianti kol kas. 3 kamuolius Utena atsikovojo po savo krepšiu per visą kėlinuką. Neptūnas 6 atkovojo puolime. Anoj pusėje Neptūno 4 gynyba atkovoti kamuoliai, Juventuso 0 puolime, bet jie ir nepataikė vos 4 metimų per visą kėlinuką. O čia dar 4 sekundės Neptūnui. Watermanas. Atakuoja Beniušį pats, susikuria kiek erdvės kontaktu. Nėra taškų, tai yra 7 Neptūno atkovotas kamuolys puolime. Ir nors jo Lomažas ir nepaverčia taškais, bet tas dominavimas, tas fiziškumas. Juventusas pradėjo daužydami klaipėdiečių gynybą baudos aikštelėje. Neptūnas atsakė puolime atkovojamais kamuoliais. Jie turi +7 po pirmojo ketvirčio. Maxwellas Lewisas su 12 taškų, 15 naudingumo balų pirmajame ketvirtyje, bet visa likusi Utenos komanda kartu sudėjus naudingumo balų pridėjo 3. Ir dabar Lewisui sėdint ant suolo ir komandai atsiliekant 7 taškų skirtumų. Utenai reikia prabudimo, Utenai reikia kažko, kas veiktų. Antrojo ketvirčio pradžioje Hasanas Diarra mėgina tapti tuo atsakymu, bet jam to padaryti nepavyksta. Ir čia proga dar labiau didinti savo persvarą Neptūnui. Arnas Velička, papildomas perdavimas Tarolį ir klysta klaipėdiečiai. Čia pražangos nėra. Diarra ir dabar jau sėkmingai užbaigė ataką Hasanas Diarra. Tai yra 9 iš dabar jau 12 tritaškių, kuriuos pataikė Utena šiandien. Bet jie vis dar nėra pataikę nei vieno tolimo metimo. Cleary. Trimis gynėjais labai plačiai žaidžia, plačiai kamuolį judina Neptūnas. Nori ten čilinis kamuolio prieš Evaldą Šaulį. Diarros gera pagalba laiku ir nebespėja. Nebespėja užbaigti atakos Klaipėdos Neptūnas. Šilinis klausimai žvelgia į Gytį Vilių. Jo manimu ten buvo ir neleistino kontakto, kaip ir jo dviese prišoko varžovai. Bet Utena apsigina ir dabar jau galimybė jiems dar labiau sumažinti tą Neptūno persvarą, kuri po pirmojo ketvirčio atrodė pakankamai solidžiai, bet gali tirpti pakankamai sparčiai.
Uleckas prieš Harrisoną Cleary, išprovokuota pražanga, 2 baudų metimai, kuriuos mes Lukas Uleckas. Įspėjimas. Ir nukeliauja Gediminui Petrauskui. Yra Utenos Juventusą palaikančių žmonių, bet jie čia už uteniškių atsarginių žaidėjų suolo ten įprastai sėdi. Žaidėjų šeimos nariai, giminaičiai, nežinau, panašaus pobūdžio sirgaliai, bet aktyvaus palaikymo uteniškių šiandieną arenoje pasigenda. Vis dar didžiausias klausimas, kol kas šiose rungtynėse, kur yra raudonieji velniai. Evaldas Šaulys sugerta per rankas Karliui Šiliniui. Pirmoji Utenos komandinė pražanga antrajame ketvirtyje. Beje, atnaujintas yra statistikos protokolas. Truputėlį atlikta tokia korekcija, Benediktai. 2 kamuolius yra Utena atkovojusi viso iki dabar. Šiose rungtynėse Neptūnas turi 8 atkovotus kamuolius puolime, 5 gynyboje. Šilinis neteisus. Antra asmeninė pražanga jau vidurio puolėjo iš Latvijos. Hasanas Diarra pradeda Juventus ataką. Valinskas. Po geriausių savo karjeros rungtynių Valinskas kol kas be taškų šiandien. Išgirdo. Iš karto išgirdo Paulius Valinskas šios žodžius. Na ir be to ne tik išgirdo šios žodžius, bet tiesiog pamatė priešai save Harrisoną Cleary. Ir, kaip sako anglakalbiai, tokiose situacijose išėjo į darbą. Harrisonas Cleary čia minė, atrodo, tritaškio liniją. Bet kaip ten bebūtų, metimą pataiko. Na, reikia. Cleary turi būti naudingas, turi pataikyti tuos metimus, kad pateisintų savo buvimą aikštėje. Čia Valinskas nuo vienos kojos pataikęs vieną, pajutęs tą sėkmės skonį, iš karto nusprendžia tęsti tą sėkmingą atkarpą Valinskas. Ir mes žinom, kaip yra pavojinga duoti pajausti tą žaidimą Pauliui Valinskui. Čia apsigino Juve, Evaldas Šaulys pats greitoje atakoje. Utenos Juventus veržėsi į priekį. 27-20 rezultatas buvo po 2 kėlinukų. 2-10 Utena bėga į priekį. Jau antrojo ketvirčio pradžioje Neptūnas vėl visiškai paleidžia rungtynių kontrolę. Pažiūrėsim, ar jie sugebės atsities po Gedimino Petrausko paprašytos pertraukėlės. Utenos Juventusas pradeda antrąjį rungtynių ketvirtį ir Utena šią rungtynių akimirką yra priekyje, nepaisant to, kad vis dar, bent jau remiantis protokolu, kurį aš matau prieš akis, jie yra atkovoję 2 kamuolius per 13 rungtynių minučių ir jie yra priekyje 1 taško skirtumų. Ir jau abi savo pertraukėlės yra išnaudojęs Gediminas Petrauskas, būtent dabar antroji baigėsi. Bet 2 atkovoti kamuoliai, 0 iš 2 tritaškių, 12 iš 15, 2 taškių 6 iš 6 baudų. Wow. Tarolis įmetė kamuolį Šiliniui, ten nedavė jo lengvai priimti Šarūnas Beniušis. Trečias Utenos atkovotas kamuolys. Taip pat ne pirmųjų bandymų šios atakos metu jie tą kamuolį atkovoja, bet galiausiai užbaigė Klaipėdos Neptūno ataką būtent tokiu būdu. Čia Lomažas varžovų ataką pristabdo, neleistinai stabdydamas Paulių Valinską. Beje, Lomažo koks buvo žvilgsnis prieš rungtynes. Apšilimo metu keletą minučių jis tiesiog vaikščiojo kaip... Aš net nežinau, kaip tai apibūdinti, žinok. Su tokia rūstybė akise. Bet kol kas ta rūstybė jam pernelyg sėkmingo žaidimo šiandien neatnešė. Čia tiesa, tas pats Lomažas. Ir dar kartą prieš šalį ir dar vienas. Neptūno atkovotas kamuolys puolime. 9 jau atkovotas kamuolys puolime. O Lukas Uleckas vos nesukniumba, išgirdęs arbitrų sprendimą, kad jam yra fiksuojama
trečioji asmeninė pražanga. Čia gali tapti rimta problema iš tikrųjų Laimonui Jaglinskui. Žinom, koks šis sezonas svarbus yra Lukas Uleckas. Kažkiek turbūt ir trenerio veidas turbūt išduoda dabar, būtent taip, apie ką kalbėjom. Bet žinai, ta situacija, kur žaidėjas, galim turbūt sakyti, kad rizikavo, nors tikrai matėm, kad kaip ir stengiasi žaisti tik į kamuolį, bet tą kontaktą arbitrai pamatė ir viskas baigėsi taip, kaip baigėsi. Vėl aikštės gynybą reikėjo Neptūnas. Valinskas. Prieš aikštės gynybą geriausiai veikia taiklūs tolimi metimai, kurių Utena vis dar nėra pataikiusi nei vieno per visas rungtynes. Na čia dabar irgi jau priverstinis Pauliaus Valinsko metimas, ten perdavimai su Ulecku laisvo metimo susikurti nepavyko. Girdžiūnas iš vidutinio ir savoj arenui ir lankai padeda. Viena kita sėkminga Neptūno ataka. Maksvelas Liuvisas, Beniušis iš viršaus. Ir tiesiog toks nusivylimo atodūsis, taip nuvilnyja kolektyviai per visą Švyturio areną. Beniušio dėjimas, Utenos dvitaškiai, 13 iš 16. Velička. Gerai, čia suvaikšto kamuolys. Mindaugas Girdžiūnas, dar vienas jo labai svarbus metimas. Du labai svarbius tritaškius jis prametė Utenoje ketvirtajame ketvirtyje ir atrodo, kad yra pasiryžęs padaryti viską, kad nutrauktų tą seriją, nubrauktų tuos atsiminimus, bet Paulius Valinskas atsako tuo pačiu. Gauna laisvą metimą Paulius Valinskas, pirmas taiklus Juventus tritaškis. Veličkos, vėl neblogas perdavimas, Girdžiūnas. Išsaugojo kamuolį klaipėdiečiai, Mindaugas Girdžiūnas, dar kartą taikliai meta Mindaugas Girdžiūnas. Tokiais tempais birželio 1 Klaipėdoje bus pervadinta į Karaliaus Mindaugo dieną. Įspūdingas Girdžiūno pasirodymas, jau 11 pelnytų taškų. Diara eina į kontaktą, nepavyksta pasižymėti jam, nepavyksta ir išprovokuoti pražangos. Girdžiūnas! Dar sykį. Tas mėlynas kraujas venose, tas ilgametis klubo simbolis. Tokios svarbos rungtynėse žaidžia vieną sėkmingiausių atkarpų šiame sezone. Vakarų bangos sirgaliai šį vakarą jau gali dedikuoti arenoje skambančias dainas Mindaugui Girdžiūnui. Girdžiūnas tobulas, Girdžiūnas amžinas ir būtent tokias rungtynes, bent jau pirmąją jų pusę, jis žaidžia čia. Tas driblingo užlaikymas taip pat, atrodo, šitiek metų. Tais judesiais antras daugiausiai rungtynių Lietuvos krepšinio lygos istorijoje. Sužaidęs krepšininkas terorizuoja varžovus ir šiandieną taip pat dar vienas jo įspūdingas pasirodymas jau pirmoje susitikimo pusėje. 12 jo taškų penktadienį Utenoje, šiandien jau 13 per pusantro kėlinio, pats ant parketo jau 10 minučių praleidęs Mindaugas Girdžiūnas. Malikas Johnsoną į aikštę grąžina Utenos Juventus. Liuisas atgal Johnsonui. Johnsonas prieš Girdžiūną. 5 sekundės iš vidutinio. Netaikliai meta Malikas Johnsonas. Ir tai yra pirmas Utenos puolime atkovotas kamuolys ir tai nutinka tokiomis kurioziškomis aplinkybėmis. Bet ten iš tikrųjų Girdžiūnas dar ir gynyboje gerą darbą atliko, sunkų metimą privertė išsimesti Maliką Johnsoną. Motermanas vėl nori žaisti nugarą, tą jau darė šiandien sėkmingai porą kartų, dabar Girdžiūnas priima perdavimą. Kiek nepatogus buvo tas metimas, kiek taip sklęsdamas į šoną Marko Belinelį stiliumi priverstas atakuoti buvo Girdžiūnas, o čia Paulius Valinskas. Būtent.
Valinsko stiliumi irgi yra tai, ką pasakė, tiksliau, ką išgirdė iškart, nusipieštumėm labai konkrečius vaizdinius galvoje. Malika Johnson, antra asmeninė Utenos, trečia komandinė. Paulius Valinskas pats jau su 9 pelnytais taškais. Su 11 pelnytų taškų ir čia dar paskaičiuosim keliaudami į reklaminę pertraukėlę. Sningos rungtynės kol kas čia Švyturio arenoje 41-39. Ir čia Neptūnas priekyje vedamas Mindaugo Girdžiūno surinkusi jau 13 taškų. Kitoje aikštės pusėje patys matot ir tą taiklumą 15 iš 20 Utenos 2 taškių. Ir 18 Neptūno atkovotų kamuolių prieš Juventus 5. Na čia kažkoks tai irgi sunkiai suvokiamas skirtumas šioje statistinėje kategorijoje. Dar sunkiau suvokti yra tai, kad komandas skiria tik tai 2 taškai. Na, Juventusas suklydo, tik tai 2 kartus Neptūnas prarado 6 kamuolius. Bet ir iš žaidimo metimų skaičius. Utena metė 25 kartus, Neptūnas 29, nors atkovotų kamuolių skaičius. Ir skirtumas yra būtent toks, kokį ką tik tai minėjai. Neptūno jau 6 klaidos, turbūt irgi tuos metimus jiems kažkiek apribojo. O čia ilga klaipėdiečių ataka, Velička iš vidutinio nuotolio ir dar vienas atkovotas kamuolys. Tai jau tiesiog tampa absurdiška. 11 puolime atkovotų kamuolių. Prieš 4, kuriuos susirinko Utenos Juventus gynyboje. Bet iš tų 11 puolime atkovotų kamuolių kol kas Neptūnas antrai šansai surinko 9 taškus. Matėm vakar Kaune, kai Kauno Žalgiris surinkęs, dabar jau bijau sumeluoti kiek tiksliai kamuolių, bet tiesiog kiekvieną atkovotą kamuolį pavertė daugiau negu 2 pelnytais taškais vidutiniškai. Čia Watermanas, jeigu būtų sumetęs baudas, būtų pavertęs tą santykį į 1-1, o čia Arno Beručkos pražanga. Ir taip labai apmaudžiai išnaudota ta paskutinė pražanga iki bonuso. Na, tai irgi savotiškai sustabdyta potencialiai greita varžovo ataka. Galbūt. Bet čia jau jeigu labai nori išvelgti kažką pozityvaus, Liuiso pirmas tritaškis šį vakar yra netikslus. Lomažas ima kamuolį. Jis jau Veličkos rankose. Zainas Watermanas, daug laisvės, per daug laisvės Zainui Watermanui dabar atiduoda Utena. Ir Neptūnas turi dabar jau +6, bet turi tą neįtikėtinai ryškų atkovotų kamuolių pranašumą ir yra pataikęs 6 iš 8 mestų tritaškių. Valinskas čia neatsako taiklių metimų. Pocevičius atgal Veličkai. Suklaidintas Liuisas, geras perdavimas ir pražanga puolime. Ir Arnui Veličkai pačiam ir fiksuojamas tas taisyklių pažeidimas pirmas rungtynėse. Samas Diarra čia kaip laiku ir vietoje ateina užsimti poziciją po to, kai Liuisas pametė ten jau varžovą. Gynybos specialistas 2 kartų tapęs NCAA čempionu. Tokius dalykus daryti aikštelėje jis taip pat be jokios abejonės sugeba. Diarra. Šį kartą ieško Vranešo. Vranešas vėl meta savo tą labai mėgstamą ir bet kuriam kitam aukštaūgiui labai nenatūraliai atrodyti galintį metimą, super staigiai išleisdamas kamuolį. Ir čia kroatas įsirašo savo pirmuosius taškus. Na, čia prieš keletą dienų ir savo 30-ąjį jubiliejų komanda jam padovanojo ten tą antrąją pergalę, o čia Zainas Watermanas. Maxwello Liuiso antroji asmeninė pražanga, bet kokiu X faktoriumi šiandien tampa Zainas Watermanas, nežaidė jis antrosiose serijos rungtynėse, nežaidė realiai ir pirmosiose, ten tik epizodiškai buvo pasirodęs ant parketo.
čia jis yra kartu su Mindaugu Girdžiūnu. Na, jie du yra pelnę daugiau negu pusę komandos taškų. Šit nuo balandžio 11 nerungtyniavo Zeinas Watermanas dėl traumos, vėliau sugrįžus jam šiandien tik 4 rungtynės, iki šiandien buvo sužaidęs 7 minutės. Šiandien jau yra sužaidęs daugiau nei 7 ir jau turi 12 taškų savo sąskaitoje. Čia galėjo pridėti ir 13. Bet atrodo, kad pražanga užfiksuota Juventus ekipui Maxwellui Lewisui 3 asmeninė. Oh no. Ir čia jau ovacijos Švyturio arenoje pamažu auga. Peručkos ir Lewiso tos dvikovos visos šitos serijos metu yra tokios kupinos povandeninių srovių. Kokio kumštelėjimo, kokios nors replikos, kokio nors truktelėjimo. Labai daug visokių panašių epizodų. Ir čia Arnas Peručka prieš tai užsidirbęs pražangą. Dabar šioje situacijoje tampa laimėtojų ir sumeta 2 baudas. Ir vėl iki 8 taškų didina savo persvarą klaipėdiečiai. Ir tai netgi nėra ir vėl, kadangi plius 7 buvo didžiausia jų persvara. Lewisas provokuoja pražangą savo ruoštų. Kurį laiką tylėjo Maxwellas Lewisas puolime. 12 taškų pirmajame ketvirtyje ir tik tai dabar galimybė pridėti 13 ir 14. Richardas Lomažas čia dar sugrąžintas į aikštelę. Kiek daugiau nei minutė iki antro kėlinio pabaigos čia rungtynėse, kurias pristato Gubernija nealkoholinis. Iki šio epizodo uteniškiai buvo pataikę visus baudų metimus šiandien. Vienas iš 7 tritaškų. 6 atkovoti kamuoliai prieš Neptūno 22. Ir 7 taškų skirtumas 3 vienetam degant kėlinuko laikmatyje. O čia jau darosi panašiau iš Švyturio areną. Karlis Šilinis grįžta. Tai Martino Pacevičiaus. Po truputį išjudina čia Švyturio arena. Gyvenk arba mirk rungtynėse Neptūnui. Lomažas. Aurimas Majauskas ilgai ten bandė užsimti poziciją prieš Evaldą Šaulį. Galiausiai nuo vieno iš uteniškių kamuolys aikštelę palieka, dar 5 sekundės turės Neptūnas. Čia susipuolė vienas su kitu Malikas Johnsonas su Hasanu Diarra. Labai gražus žodis, susipuolė. Įspėjimo sulaukė ir Laimonas Seglinskas. Šiuo būtų vyriausiai treneriai jau išgirdo po vieną pirmoje rungtynių pusėje. Majauskas kaip sudėtingai ir kaip sėkmingai. Aurimas Majauskas ir čia Utenos Juventusas klysta išsimesdami kamuolį po praleistų taškų. Ir čia dar vieną keitimą iš karto organizuoja Gediminas Petrauskas, Donatas Tarolis vietoje Karlio Šilinio. Trečioji Juventus klaida pirmojo mačo dalyje. Majauskas. Ir vėl ten prieš aukštesnį varžovą gintis likęs Šaulys. Dabar atstovi gynyboje Donatui Tarolis skirta pražanga puolime. Tad Utenai bent jau pasiseka, kad Neptūnas neišnaudoja pilnai tos klaidos. Bet tu paminėjai, tik 3 Utenos prarasti kamuoliai. 2 iš jų buvo išsimetus kamuolį ir sužingsniavus arba tiesiog išmetus kamuolį į užribį. Malikas Johnsonas. Eina per kairę, eina iki galo. Sugeba čia atlikti labai sudėtingą perdavimą Diarrai.
Gera prieš Veličką. Metimas iš toli. Yra labai toli nuo tikslo. Ir čia visą likusį kėlinio laiką turi dabar Neptūnas. Neskuba Arnas Velička. 8 sekundės lieka. Į kampą įspaustas Klaipėdos Neptūnas. Čia bent jau pirmoje rungtynių pusėje sugeba triumfuoti prieš svečius. Ir galutinis rezultatas po 2 kėlinukų ir yra 51-42. Aišku, didžiulis tas pranašumas, kalbant apie atkovotus kamuolius, žiūrint į Neptūną, bet su šita paskutinė klaida 9 klaidos per 2 kėlinius yra klaipėdiečiams, sakyčiau, kad gerokai per daug, kaip rungtynėse, kur sprendžiasi tavo likimas šioje serijoje. Aišku, su 9 klaidom turėti plus 9 po 2 kėlinių, tai irgi nėra blogai. 6 iš 8 pataikytų tritaškių. Tai labai ryškus faktorius ir dar kartą apie tos atkovotus kamuolius ir tą pranašumą. 23-6 tokie skaičiai čia įpusėjus rungtynėms ir tikrai stulbinantis pranašumas. Neptūno gretose savotišku X-faktoriumi jau tapo Zeinas Watermanas, 12 taškų surinkęs per 8 minutės. Aišku, Mindaugo Girdžiūno sąskaitoje jau 13 pelnytų taškų ir tikrai svarbių atkarpų turėjo tiek jis, tiek Zeinas Watermanas. Zain, what a game so far, 51-42. What are your impressions after first half? We're fighting hard. We just got to keep fighting hard and get this win. What a game for you. Also 12 points in the bucket per 8 minutes. It feels that you're feeling comfortable on the court right now. Yeah, my team's helping me, get good looks, and we're playing hard, so we're getting rewarded for it. What needs to be done in the second half to keep this? We just got to keep fighting harder than they do. Play good defense and finish off plays. Good luck. Thank you. Pagrindė čia tiesiog akcentavo kovą, Zeinas Watermanas, kauname sunkiai, turim tą daryti ir turim laimėti. Apie savo pasirodymą kol kas sakė, kad tiesiog mano komanda man gerai padeda, bet svarbiausia, turime kautis, kalbėjo Zeinas Watermanas. 2 kėliniai Klaipėdoje baigėsi, ilgoji pertrauka, bet jūs niekur nepabėkit, mes kelsimės netrukus į Rimi studiją. Kredit 20. Maxwell, what are the main problems you are facing tonight? Got a rebound. They have 12 offensive rebounds. That's the game right there. We're only down 9. Got a rebound. It was the main topic during halftime? Rebound. Being aggressive. Good luck to do that. Maxwello Lewiso komentaras trumpas ir aiškus, čia pagrindinė problema kovoti kamuoliai. Varžovai šiandien juos gerokai geriau nusiminėja, 12 kamuolių puolime jau turi Neptūnas, viso 23. Atkovoti kamuoliai prieš Utenos Juventus viso vos 6, 1 puolime, 5 gynyboje. Ta labiausiai ir akcentavo. Čia prieš 3 kėlinio pradžią Maxwellas Lewisas. Ir Lewisas sumetė 12 taškų pirmame ketvirtyje ir antrajame pridėjo vos 1. Ir įdomu, kad minėjai tuos 6 Utenos atkovotus kamuolius per 2 kėlinukus. Neptūnas lygiai 6 atkovojo puolime pirmajame kėlinuke ir dar 6 pridėjo antrajame kėlinuke. Tas dominavimas labai aiškus ir ryškus ir kol kas tikrai tai ir yra ta pagrindinė tema, apie kurią tikrai neabejoju, kad ir Utenos komanda, bet pačiu ir Klaipėdos komanda turėjo diskutuoti ilgosios pertraukos metu. Bet turbūt tokio kovingumo ir turėjome tikėtis. Čia 0-2 serijoje atsilikinėja Klaipėdos Neptūnas, serija iki 3 pergalių. Jiems tiesiog šiandien reikia laimėti ir jeigu nematytumėm tų tokių, kai kuriuose gal net vietose perteklinių veiksmų kovojant dėl kamulio, turbūt, kad būtų keista. Na taip, Neptūnui kur trauktis nebėra. Ir jie tikrai ir žaidžia kaip ta komanda, kuri yra priremta prie sienos ir atiduoda visą įmanomą energiją. Įdomu, ar ir Utenos Juventus sugebės štai, pavyzdžiui, tokiais epizodais perlaužti rungtynių eigą po ilgosios pertraukos. Tas klaidų skaičius tikrai turėjo neraminti Gediminą Petrauską. Būtent po 2 kėlinių 9 kamuolius prarado Neptūnas per 1 ir 2 ketvirčius ir čia 3 pradžioje padaro dar vieną klaidą. Jau pirmoje atakoje tas jubiliejinis 10 prarastas kamuolys. Valinsko 2-2 su Beniušiu. Sugauna kamuolį Beniušis ir deda jį iš viršaus. Taip, ramiai iš vietos tuos dėjimus gali atlikti. Praeitie ir LKL oro karaliaus konkursą laimėjęs krepšininkas.
Jau su 8 pelnytais taškais. Ir vėl klysta Klaipėdos Neptūnas. Tiesiog provokavo tam aukštam perdavimui Donatui Taroliui uteniškiai Klaipėdos pulimą. Čia tiesa klysta ir Juventus. Uleckas kiek skėsteli rankomis, sakydamas, nelaukiau aš ten to perdavimo. O Valinskas čia skėšė rankomis, sakydamas, kad nebandžiau aš pažeisti taisyklių. Dar sigitas epizodas. Ir metimo metu čia užfiksuota pražanga. Antra asmeninė Pauliui Valinskui. Juventus komandoje Lukas Uleckas ir Maksvelas Liuvisas turi po 3 pražangas užsidirbę per pirmus 2 kėlinius. Antrame ketvirtyje Neptūnas pataikė 5 iš 7 baudų, viso yra metę 13, realizavę 7. Ir Donatas Tarolis čia prideda savo 5. tašką rungtynėse. Geras buvo Tarolio pirmos serijos rungtynės su 20 taškų, su 9 atkovotais kamuoliais. Antrajame mače 10 surinko. Vienas iš šio sezono Neptūno lyderių. Šiandien jau turi 6. Utena sėkmingiausia savo atkarpą šiandien žaidė tada, kai baudos aikštelėje surasdavo spragų Neptūno gynyboje. Žaidimas koja Arnui Garučkai. 32 taškai baudos aikštelėje, viso 17 pataikytų 2 taškių, tad akivaizdu, kad beveik vien ten ir ieško savo galimybių Utenos Juventus. Uleckas prameta iš aikštės kampo. Bėga į priekį, čia Neptūnas, Garučka. Taškai krepšyje. Ir pirmą kartą dviženklė Klaipėdos Neptūno persvara. Ir čia techninė pražanga yra skiriama Laimonui Jaglinskui. Čia dar kartą Arno Garučkos metimas. Ir Richardas Lomažas pataiko baudos metimo už tą techninę pražangą. Kelia kumštukus į viršų. Plius 12 jau turi Klaipėdos Neptūnas. Uleckas. Diarra su kamoliu, 5 sekundės krenta Diarra, Neptūnas dar kartą apsigina. Ir Neptūnas artėja prie to, kad antrose serijos rungtynėse paeiliui susikrautų solidų dviženklį pranašumą. Čia tiesa Lomažas savo įmetimą prameta. Retas uteniškių atkovotas kamuolys gynyboje. Gerai judėjo čia kamuolys Juventus atakoje, bet Arnas Garučka. Čia kaip rankinio vartininkas atmuša perdavimą ir triumfuoja, kaip atrėmęs 11 metrų baudinį. 11 metrų, žinoma, futbole, ne rankinėje, bet ir vėl, žinai, ką tu labai. Užsikūrė čia vėl Švyturio arena. Laimonas Jaglinskas atrodo, kad vėl turi pretenzijų. Nori sirgaliai, nuspėčiau, kad antros techninės varžovo treneriui. Manau, kad čia tavo intuicija veikia nepriekaištingai. Valinskas. Baudos aikštelėje ir tai yra pražanga puolime. Richardo Lomažo. Gudrus ir sėkmingas epizodas gynyboje. Žemutiniai Pily šiandien šventė. Valinsko trečioji asmeninė pražanga ir po jos reikia šarminės akvilės vandens pertraukėlės Laimonui Jaglinskui. O čia epizodas, kai Laimonas Jaglinskas. Kažkaip čia apie tos vartininkus, apie tos futbolininkus nemažai komentarų išsiliejo ir panašu, kad netyčia. Tai yra netyčia. Bet šiaip neblogi Laimono Jaglinsko įgūdžiai. Taip pasikelt kamuolį su koja, gražu. Paskui, aišku, perdavimas, nežinau, ar ten tikrai turėjo būti skirtas tam pirmoje eilėje sėdinčiam fanui. Turbūt, kad teisėjo ieškojo tuo smūgiu dešinę koją Laimonas Jaglinskas. Pas mus tai visą laiką būdavo taisyklė, kad nesparti kamuolio gumbas iškėlus. Gal ir arbitrai nubaudė, taip sakant, už inventoriaus niokojimą.
Švilinč išmuša kamuolį Beniušis, bet Klaipėdos Neptūnas tęsia šią labai ilgą ataką. Tarolis spėjo žvilgtelti į laikrodį, įsirašo taškus ir dar pražanga yra fiksuojama Evaldui Šauliui. Ir kartą čia tas epizodas. Evaldas Šaulys nusitempė, ten atrodo Arno Peručko, kovodamas dėl kamulio. Ir jau 4 uteniškių komandinės pražangos trečiajame ketvirtyje, kol kas tiesiog fatališkai nesėkmingai jam klostosi šios 3 minutės po ilgosios pertraukos. Velička neturėjo galimybės atlikti perdavimą Lomažui, Beručka atkeliauja į pagalbą. 3 sekundės, 2 sekundės, Velička įsibėgėjęs nuo lentos, plius 16 Klaipėdos Neptūnas. Valinskas. Juvės atsakymas, Hasanas Diara. Bandė iškišti perdavimą Beniušiui, nuo šilinio nugaros kamuolys aikštelę paliko. Ir antrąjį kėlinuką Juventusas pradėjo 10-2. Trečią kėlinuką Neptūnas pradeda 9-2. Bet labai panašią seką įvykių matėm penktadienį Utenoje. Neptūnas gerai pradėjo trečią kėlinį, ten turėjo vienu metu plus 17 trečiojo ketvirčio viduryje. Žinom, ko paskui viskas baigėsi. Tikrai nesijaus ramus. Nei vienas Neptūno bendrai atstovas. Diara. Ir vėl primena tą rungtynių eigą, apie kurią ką tik tai kalbėjai. Vos antras Utenos pataikytas tritaškis šiandien. Įdomu, ar Utena turi dar savyje jėgų sugrįžti dar sykį. Arnas Velička, kad ir kesdamas skausmus, bet savo darbą atlieka netaupydamas savęs. Čia žaidimas kojo užfiksuotas. Savo ataką tiesiog pratęs Juventus. Kažkoks kojų vakaras. Šitiek daug tokių epizodų. Ir žaidimo metu, ir po švilpukų. Ne veltui Čempionų lygos finalam stebėjome praėjusį savaitgalį. Stebėjai? Stebėjau, tikrųjų, stebėjau. O čia Maksas Liujisas primena, kad stebėti reikia ir jį. Bet kurią rungtynių akimirką. Ilgai jis nebuvo pelnęs taškų į žaidimo nuo pat pirmojo kėlinuko pabaigos, bet dabar jo 15 taškas ir vėl tas atletiškumas, tas sugebėjimas nepaisyti kontakto. Arnui Beručkai buvo trečioji asmeninė pražanga. 12 taškų skiria komandas. 16 taškų persvarą pasiekė Neptūnas. Utena per 2 pastarąsias atakas surinko 6 taškus. Mindaugas Girdžiūnas pasirodė ant parketo. 13 jo taškų pirmojo mačo dalyje. Velička prižiūri Liujisas. Šaulys prie Lomažo. Šaulys su 3 asmeninėmis. Watermanas į kampą ir čia Girdžiūno per trumpas metimas. Atkovoja kamuolį Utena ir čia yra Girdžiūno pražanga, kuri taip išmuša iš klumpų Hasaną Diarą. Labai kita pražanga. Ir nori peržiūros Laimonas Eglinskas. Rodė ir peržiūros gestą, prieš tai dar arbitrų pasitarimas. Na čia ne Robertas Horry prieš Steve'ą Nashą, bet prisiminti tą epizodą privertė. Neša į tai. Žodžių žaismo vingrybės. Ir čia nesportinė pražanga užfiksuota Mindaugui Girdžiūnui, net neprireikė peržiūros. O dabar peržiūrėtis gali teoriškai prašyti Gediminas Petrauskas, bet netrodo, kad čia tą darys. Vieną jau yra išnaudojęs šio vakaro rungtynėse. Švilpimas Švyturio arenoje auga, tas decibelų lygis auga.
Diarra pataikė pirmą baudos metimą, antras irgi taiklus. Ir jau tik 10 taškų skiria ekipas. Kažkaip per greitai, palyginus su penktadieniu, per greitai imasi lipti Utena iš tos duobės. Uleckas priėmė kamuolį. Beniušio užtvara, Uleckas pats iki galo prieš Pacevičių. Žaidžia sėkmingai ir jau vienženklis uteniškių atsilikimas. Tai buvo 3 Utenos atakos ir per jas pelnyti 10 taškų per 3 atakas. Lomažas į kampą, Velička po pagavimo. Vieną tokį pataikė pirmoje rungtynių pusėje, šį kartą pro šalį Neptūnas ima 13 kamuolį puolime šiandien. Lomažas, Beniušis lieka prie jo, Liuvisas taip pat ateina į pagalbą. 2 sekundės, 1 sekundė, Velička! MVP tiesiog nerdamas į parketą, nebijodamas kontakto. Laužia varžovų gynybą ir įsirašo 2 svarbius taškus su pražanga. Nepaisant jokių skausmų, kad ir kokius ir kiek ten jų bejaustų, Arnas Velička pasiaukojantis žaidimas. Tiesa. Tos metimas netikslus. Liuvisas jau kito aikštelės pusėje. Saugojo kamuolį. Ir čia tiesia Velička ir Lomažas. Užspaudžia Maksvelą Liuvisas, sukuria galimybę greitai atakai. Išsaugo kamuolį. Velička išvengia žingsnių. Ir dabar jau kiek atsitraukia klaipėdiečiai iš trumpojo nusileidimo situacijos, dalinosi kamuoliu ir sužingsniuoja Zeinas Watermanas. Visur atrodo, kiekvienam momente šitos atakos metu vis kažko pritrūko klaipėdiečiams. Girdžiūnas ten irgi nesugavo iškart kamuolio. Watermanas sužingsniuoja ir pertraukėlė skelbiama čia Klaipėdoje įpusėjus trečiajam kėliniui. Nuoširdžios šypsenos ir linkėjimai visiems. Skrieja nuo rungtynių šeimos, kurią mums pristato Antėja. 10 taškų skiria komandas Švyturio arenoje. Čia yra abiejų komandų rezultatyviausi žaidėjai prieš jūsų akis. Iki 16 taškų buvo pabėgęs Klaipėdos Neptūnas. Utena sužaidė labai sėkmingą atkarpėlę puolime. Ir gali ją pratęsti dabar. Malikas Johnsonas pradeda svečių ataką. Ir Johnsonas ir Valinskas pasirodo aikštėje vietoj Šaulio ir Diaros. Uleckas. Kaip ten išvengia kontakto. Bet pasižymėti taškais tuo super sudėtingu metimu jam nepavyksta. Velička. Girdžiūnas ieškojo, ten atrodo gal Pacevičius, paskui sulaukia užtvaros. Pacevičius priiminėja kamuolį prieš žemesnį Johnsoną. Dabar jau Liuvisas ten perėmė jo priežiūrą, gerai surotuoja gynyboje Utenos Juventus. Ir galiausiai klysta Martynas Pacevičius. Klaipėdos Neptūnas sužingsniuoja antras sykį paeiliui. 13 Neptūno klaidų žūtbūtinėse rungtynėse. Ir 14 rezultatyvių perdavimų. Aišku, jų irgi tik su 8 rezultatyviais perdavimais ir su 8 klaidom. Čia vienas iš tų žmonių, kuriem nebūtini rezultatyvūs perdavimai. Geras, koks buvo Maliko Johnsono. Čia būdas surasti Paulių Valinską. Per visiškai adatos skylutę sugebėjo ten prakišti tą perdavimą Malikas Johnsonas. Velička iki galo, taškų nėra, Uleckas atkovoja kamuolį, pražanga Pacevičiui, 4. komandinė Klaipėdos Neptūnui šiame ketvirtyje. Čia kartą tas epizodas. Vietoje Arno Veličkos Harisonas Klyri metamas į kovą Neptūno penkete. Bet kaip bebūtų, kad ir atkuto kažkiek tai arena, kad ir tos rungtynės tokios dinamiškos, vis tik nesitiki, kad šiandien viena iš šitų komandų gali žengti į finalą šiame 33-ame Lietuvos krepšinio lygos sezone. Valinskas, sudėtingas netaiklus metimas, taškų nėra, pražanga puolime Ivanui Branešui. Stumtelėjo ten, bandydamas atkovoti kamuolį kroatas varžovą. Čia Zeinas Watermanas. Dar
neatrodė, kad tai turėtų būti ir baudų metimai ir Zainas Watermanas buvo teisus. Martynas Pacevičius jau užsiima poziciją prie baudų metimo linijos. Šiame sezone 53 procentų. Jo baudų metimų taiklumas. Viso jis žaidžia tik 17 rungtynes šiais metais. Dėl sunkios kelio traumos, kurią patyrė Europos taurės rungtynių metu. Viskas +8. Laikomės. Atvaryk dar spėsi. Čia 9 numeris didina skirtumą iki 9 taškų. Johnsonas. Nukeliavo kamuolys iki Ulecko, čia gera proga, 3 taškai vėlavo prieiti jų ir Harrisonas Cleary ir nelabai ką jau ten ir galėjo padaryti prieš aukštesnį varžovą. Trečias Utenos pataikytas tritaškis šiandien, 1 iš 8 pirmoje rungtynių pusėje, dabar 2 iš 3 trečiajame ketvirtyje. Cleary. Atsako taikliu 2 taškių Harrisonas Cleary, kaip greitai išsimeta kamuolį Juventus, Johnsonas jau kito aikštelės pusėje. Įvykių Johnsonas neforsuoja, bet Uleckas meta dar vieną tolimą metimą, šįsyk pro šalį. Maksas Liujisas atrodė, kad buvo kažkur ties rimkais, ties Mogiliovu šio metimo metu, bet jis išnyra iš niekur ir įmuša kamuolį į krepšį. Jau 18-asis Maksvelo Liujiso taškas, visi taiklus 2 taškai. Pacevičiaus atsakymas netikslus. Ir čia rizikingas Ulecko perdavimas, pyktelys atrodo ant Ivano Branešo, ar galbūt ir pats ant savęs. Cleary prieš Valinską ir tai yra 4. Pauliaus Valinsko pražanga. Ir 2 baudų metimai į Juventus krepšį. Išimamas iškart iš žaidimo Valinskas, Evaldas Šaulys aikštėje. Valinskas dar norėjo, turėjo, sakykime, pretenzijų dėl to švilpuko, bet Gytis Vilius Valinskui sako, Pauliau, turi 4, tave keičia, eik, tiesiog neišsiimk savęs iš rungtynių anksčiau laiko. Neptūno penkete Donatas Tarolis ir Karlis Šilinis ant parketo. Harrisonas Cleary šiame sezone metė 66 baudų metimus. Dabar meta 67, iš jų 64 buvo taiklus. Solidu. Johnsonas įsirėžė į Tarolį ir pražanga yra fiksuojama pačiam Donatui Taroliui. Atrodo, nukentėjo ir Malikas Johnsonas. Atrodo, kiek tiesiog prisitrenkė to kontakto metu, taip markstosi amerikietis. Erikas Venskus keičia Luką Ulecką. Labai trūksta Eriko Venskaus solidaus žaidimo uteniškiam. Šiandien 6 minutės 0 metimų -1 naudingumo balas. Viso Erikas Venskus per pastarąsias 7 rungtynes metė 14 tritaškų, pataikė 1. Taip, ne tik šiandien, bet ir apskritai atkrintamosiose nelabai matomas Erikas Venskus. Ir būtent sezono pabaigoje visiškai pritilo Biržietis. Jo, taiklus tolimi metimai, gebėjimas plėsti aikštelę būtų labai naudingi. Juventus šiandien Venskaus puolime atkovoti kamuoliai nėra tai gal apie ką pagalvotumėm, bet šiuo atveju jis padaro būtent tai ir užsidirba savo galimybę mesti 2 baudų metimus. Čia dar kartą nuimo tiesiog nuo galvos Donatui Taroliui kamuolį. Ir pataiko pirmą baudos metimą. Juventus šiandien 11 iš 12 yra sumetę. Neptūnas iki praeitų rungtynių atkrintamosiose vidutiniškai metė po 31 baudos metimą per rungtynes. Utenoje metė tik 19 ir pataikė vos 11. Šiandien 13 iš 21 ir dar beveik 12 minučių žaidimo laiko. Cleary. Lomažas dabar liko žaisti prieš Eriką Venskų. 5 sekundės, Lomažas.
Turėjo padėti Liujisas, Tarolis užbaiginėjo ataką netaikliai, pats atkovoja kamuolį ir pelno taškus. 16 taškų antraisiais šansais. Oi, kokiu greičiu pabėga į priekį Ivanas Vranešas, bet kokiu greičiu grįžta į gynybą Karlis Šildinis. Įspūdingas Latvio blokas. Viso vos antras blokas šiose rungtynėse per abi komandas, bet tikrai rimtas gynybinis epizodas. Neduoda ten varžovui teisės pelnytų taškų. Čia ir Vranešo pražanga prieš Richardą Lomažą. Vienas Latvis neleido pasižymėti, kitas Latvis išprovokuoja švilpuką ir renka taškus nuo baudų metimo linijos. Ir vėl po truputį didėja Neptūno atotrūkis. Vėl Lomažo tai vos 4 taškas šiandien. 1 iš 5 metimų žaidimo, bet 7 atkovoti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai ir 0 klaidų. Arnas Velička dabar būtent Richardą Lomažą ir keičia. Pataupo šiek tiek sekundžių Malikas Johnsonas. Vėl dviženklis skirtumas tarp komandų. Liujisas. Taip, žaidžia prieš Veličką 1 prieš 1. Ten Šilinis uždaro kelius link krepšio. Juda kamuolys, Erikas Venskus. Dar įsigydė tiksliai. Velička. Vėl Venskus perima Veličkos priežiūrą. Klyri į kampą, Tarolis. Nepasinaudoja jam varžovų sutiktą laisvę. Vranešas vėl greitai nubėga į kitą aikštelės pusę po kitų krepšių. Bet šį kartą kamuolys iki jo nenukeliavo. Pavyksta Johnsonui, Girdžiūnas ima kamuolį, Neptūnas gali su juo nesiskirti iki trečiojo kėlinuko pabaigos. Liujisas iš pradžių pasitinka Arną Veličką. Laukia užtvaros Maksas Liujisas. Vėl tas pats išsikeitimas. Ir čia kaip gražiai Velička su Tomatu Taroliu supjausto varžovų gynybą. Pameta ten Maksvelas Liujisas visiškai Donatą Tarolį. Pelno taškus. Jis po Veličkos perdavimo, nors dar bandė ten padėti Vranešas, Neptūnas susigrąžina tą dviženklį pranašumą, didino iki 12 ir turi čia solidų atotrūkį prieš 4 kėlinį. Jis jau netrukus. Top Sport. Richardas Lomažas čia mūsų ekranuose per 3 kėlinį viso pelnė 3 taškus, atkovojo 2 kamuolius ir 2 rezultatyvius perdavimus atliko. Viso šiandien Lomažas, taip kaip ir kalbėjom, tik su 5 taškais, bet jau 7 atkovoti kamuoliai ir 6 rezultatyvūs perdavimai. Solidus Latvis, neblogas ir visas Neptūno žaidimas šiandien 75-63 plus 12. Prasidedant 4 kėliniui rungtynėse, kurias pristato Gubernija nealkoholinis, o čia pristato perdavimą Maksvelui Liujisui, šis deda iš viršaus ir iki 10 mažina atsilikimą. Penktadienį Utenoje po 3 kėlinių Neptūnas turėjo plus 8. Šiandien turėjo plus 12, dabar lieka jau tik plus 10. Ten, žinoma, Utenoje ir 6 žaidėjas žaidė visų pajėgumų ir tas rungtynių pagreitis atrodė visiškai kitaip. Taip, bet žinom, kokia šiaip ta gerų atkarpų komanda gali būti Utenos Juventus, ypač kai Laimonas Aglinskas perėmė šitos komandos vairą. Tad turbūt labai nenustebintų, jeigu čia dar vieną sugrįžimą pavyktų pademonstruoti Utenai. Pavyko sugrįžti jiem 3-ame kėlinyje, buvo priartėję jau iki 6 taškų vienu metu. O jeigu Neptūnas klys ir toliau, tuomet galim tikrai dar sulaukti ir sunkiau šiuo metu įtikėtino scenarijaus. Beje, Juventusas per visą reguliarųjį sezoną iki atkrintamųjų išvykose iškovojo tik 6 pergalės. Šiandien jie siekia 3 pergalės atkrintamosiose paeiliui. Tai pirmos 2, kaip žinia, buvo Vilniuje ir Klaipėdoje. Jara. Ir čia skirtumas jau vienženklis. Ir Liujisas vėl pasitikinėja Veličką. Klyri, surastas kampe Girdžiūnas, Šaulys pasiema pražangą.
Antra komandinė Utenai, sužaidus vos 68 sekundės. Ir Evaldui Šauliui 4. asmeninė nuobauda. 4 turi ir Paulius Valinskis. Klaipėdos Neptūne tokių žaidėjų nėra ir beje Valinskas ir grįžta į aikštę po šios Evaldo Šaulio pražangos. Šiandien su 13 pelnytų taškų Paulius Valinskas. Aišku, puolime šiandien užsikūrė Juventus gretose Maxwellas Lewisas. Jau surinkęs 20 taškų per pirmus 2 pusfinalio mačus. Viso buvo pelnęs vos 6. Mindaugas Girdžiūnas dar sykį primena apie save. Čia jau bandymas išmušti kamuolį nesėkmingas, bet tie 3 taškai labai svarbus Klaipėdos Neptūnui. Čia pražanga prieš Paulių Valinską baudos aikštelėje ir tai gera pražanga iki metimo. Paplojo ten ir Gediminas Petrauskas savo auklėtiniam. Sanas Diara grąžins kamuolį. Valinskas jį priiminėja. Miniušis ateina statyti užtvaros. Valinsko žingsnelis atgal metimas iš toli. Watermano atkovotas kamuolys. Laiko dar daug, bet Klaipėdos Neptūnas gali jaustis vis užtikrinčiau. Tiesa, ne tokiais epizodais tą užtikrintumą galima užsiauginti. Sanas Dija pradeda uteniškių ataką. Ir toks valios mūšis. Čia ketvirtajame rungtynių ketvirtyje. Dar kartą Diara. Išprovokuota pražanga ir 2 baudos metimai, kuriuos mezga Sanas Diara. Šiandien 2 baudas metė, abi pataikė Sanas Diara. Neptūno 5 vietoj Girdžiūno ir Klyri. Lomožas ir Beručka ant parketo. Lygiai 2 minutės sužaistos ketvirtame kėlinyje. Išsisuka kamuolys iš lanko 12 iš 16. Uteniškių baudų metimų pataikymas. Iš 7 pataikė trečiajame ketvirtyje. Dabar Sanas Diara prideda 1 iš 2. Toliau Lewisas gainėjasi Arna Velička. Veličkos kamuolio kontrolės įgūdžiai veikia be trikdžių. Daug darbo šiandien ir gynyboje Maxwellui Lewisui. Kluptelėjo ten dabar Maxwellas Lewisas ir tuo naudojasi Arnas Velička. 3 jo taškai. Ir tai yra dar vienas MVP epizodas. 12 Veličkos taškas. Atrodo, dėl kiekvieno taško jam reikia dirbti labai sunkiai. Bet savo jis pasiekė. Neptūno 2 labai svarbus tritaškiai ketvirtojo kėlinuko pradžioje. Ten vos nesuklydo Lukas Uleckas, bet su kamuoliu lieka Juve. Sanas Diara neblogai ir Lomožo gynyba. Vėliau į koją atsitrenkė kamuolys, tiesiog jį pameta čia Maxwellas Lewisas. Ir neskuba Neptūnas. Ilgas jų 2 pataikyti tolimi metimai yra visi taškai ketvirtajame kėlinuke. Velička atrodė, kad akimirką pagalvojo apie metimą iš labai tolimos distancijos, bet jis suranda Šilinį. Ir čia jau tiesiog likimas padeda uteniškiams. Buvo likęs ten Šilinis prieš žemesnį varžovą, užsiminėjo poziciją. Galiausiai taškais užsibaigti nepavyko. Dabar užleidžia vietą aikštelėje Šilinis Martynui Pocevičiui. Ir Arno Veličkos išmuštas kamuolys. Dar vienas labai svarbus epizodas dabar jau ir savoje aikštės pusėje. Šiandien pats jau net 6 kartus suklydęs Arnas Velička. Bet dabar pavyko jam priversti suklysti varžovus. O tame epizode. O čia dar vienas Juventus bandymas. Ulecko 2 prieš 2 su Lewisu ir Šaulys išvestas laisvam tritaškui, kurio jis nepataiko. Geriau nesugalvosi, atrodo. 13 taškų skiria komandas. Ir jau daugiau nei trečdalis ketvirtojo ketvirčio sužaistas. Per jį Utena surinko 5 taškus.
Neptūnas ar vėl ieškos tritaškio. Arnas Velička iš toli ir čia šoka į orą. Atrodo gera pusė Švyturio arenos. 15 Veličkos taškas, Juventus nepataiko. Skubotas sprendimas ir dabar jau Utena forsuoja įvykius. Rungtynių kontrolė tvirtai Neptūno rankose. 1 Girdžiūno, 2 Arno Veličkos, 3 taškai ketvirtajame ketvirtyje. Atsiliekinėti 0-2 ir jau vien sušvelninti pusfinalio rezultatą yra retas atvejis. Bet jeigu tavo komandoje yra naudingiausias lygos krepšininkas, atrodo, kad viskas yra įmanoma. Plius 19 Klaipėdos Neptūno. Atkarpa ketvirtojo kėlinuko pradžioje. Arnas Velička suleidžia 3 tolimus metimus vieną po kito. Mes keliaujam į pertraukėlę Klaipėdoje. Iki šio vakaro 4 žaistos, atkrintamųjų varžybų rungtynės, 22 mesti tritaškiai ir tik 5 pataikyti. Šį vakarą 3 paeiliui ir žmonės iš Utenos sako, kad šitose rungtynėse gal jau ir viskas išspręsta. 19 taškų ir mažiau nei 6 minutės lieka ketvirtajame ketvirtyje. Ir artėjom po truputį prie to, kad serija trečiadienį grįž į Uteną. Kenny Cherry mestas ant parketo. Nepataiko, jis dabar iš tolino. Atrodė, kad Laimonas Seklinskas tiesiog čia dabar nusprendė kelti patyrusį žaidėją, kad įneštų kažkiek tos ramybės komandos žaidime. Velička Pocevičių ir čia vis tiek tęsia savo ataką Neptūnas. 15 atkovotas kamuolys puolime. Vėl Velička užbaiginėja ataką. Jo baudų metimus matysime. Ir dabar jau Valinsko 5 asmeninė pražanga ir jo rungtynių pabaiga. Mojuoja atsisveikindami Neptūno sirgaliai. Žmogui, kuris sumetė 29 taškus praeitose rungtynėse. Ir žmogui, kuris dabar akivaizdžiai perpykęs. Keliaujant atsarginių žaidėjų suolo, su šia romantinė muzika mes keliaujame į reklaminę pertraukėlę, po jos Veličkos baudų metimai. Arnas Velička jau surinkęs 18 taškų, įspūdingas šiandien Neptūno gynėjo pasirodymas, 87-68. Neptūnas čia įpusėjęs ketvirtajam kėliniui yra arčiau to, kad iškovotų pergalę ir sušvelnintų serijos rezultatą. Ir beje, tai būtų tik 3 atvejis apskritai lygos istorijoje, kai 2-0 atsilikinėjusi komanda pusfinalyje laimė 3 rungtynes. Rimi studijoje per ilgąją pertrauką kalbėjom su Vaidu Leliuga apie tą prieš 10 metų matytą Neptūno ir tuometinio Lietuvos Ryto seriją, kai iš 0-2 Vilniečiai sugrąžino seriją į lygų rezultatą, išplėšė lemiamas rungtynes, bet juose galiausiai pralaimėjo. Vienintelis kitas atvejis prieš 3 metus, kai 2-0 Žalgiris pirmavo prieš Lietkabilį. Lietkabelis Kaune laimėjo 1 tašku 3 rungtynes, bet tuomet pralaimėjo seriją 4 susitikime. Čia įspūdingas atrodo epizodas, taip, vėl nuo taškus Maksvelas Liujisas, kas čia ką tik įvyko, Lukas Uleckas, toks perdavimas. Ten ir Beniušio dar užtvara baudos aikštelėje atitverianti Pocevičių nuo Maksvelo Liujiso. Ir tai yra tikrai geriausias būdas užtildyti areną, kokį aš esu matęs, nes čia toks lengvas šokas. Liujisas prideda ir baudos metimą, laiko lieka vis mažiau, bet emociškai tai labai įspūdingas epizodas. Ir dabar jau bando Utena ir dvigubinti gynybą, ieškoti Klaipėdos Neptūno klaidų. Juolab dar ir vieną komandinę pražangą turi Juventus. Velička. Šis iki per trumpas jo metimas, Liujiso atkovotas kamuolys ir tai yra žingsniai.
NBA lygoje tai nebūtų žingsniai. Bet čia Richardas Lomažas palenda laiku ir vietoje, tiesiog kaip pašinas įlenda būtent ten, kur nepatogiausia buvo Maxwellui Lewisui. Ir atrodo pavyko jų apsiginti, proga bėgti priekį, greitą ataką, ieškoti taškų. Čia Dabar jau tikrai pavyko. Richardo Lomažo ketvirta asmeninė ir dar labai nepatenkintas, kiek burnoja. Latvijos rinktinės žaidėjas iš Tukumo miesto. Norėjo čia 2 baudos metimo, Evaldas Šaulys jau buvo atsistojęs prie baudų metimo linijos. Čia irgi tokie gal psichologiniai žaidimai, bet nieko iš to nelaimė Juventus, pražanga puolime Maxwellui Lewisui. Asmeninė ir Maxui Lewisui. Dar viena jo klaida paeiliui. Ir tą vieną turėtą komandinę pražangą Utena išnaudoja būtent šitaip. Tas pats Richardas Lomažas vėl prisiklijuoja prie Maxo Lewiso ir provokuoja jo antrą klaidą paeiliui. Kenny Cherry ir toliau Juventus penkete. Žmogus, kurio nematėme 3,5 kėlinio žaidžiančio. Tarolis nuo parketo. Ir Bacevičius taip pat nuo parketo atsispyręs abiem kojom sugrūda kamuolį iš viršaus. Cherry perdavimą nutraukė, čia Bacevičius kartu su Lomažu ten ir vėl. Ir vėl Latvijos geras darbas gynyboje. Galbūt Malikas Johnsonas negali tęsti rungtynių, mes to nežinom. Nes Cherry pasirodymas būtent ketvirtajame kėlinuke tikrai netikėtas. Neptūnas vėl klysta. Evaldas Šaulys ir čia Richardo Lomažo pražanga. Ir Lomažas čia buvo bepuolas Evaldui Šauliui į atlapus. Arnas Beruška čia sustabdo laiku savo komandos draugą. Labai piktas Latvis. Dar kartu čia tas epizodas. Lomažo širkšti pražanga. Čia ir techninė pražanga užfiksuota. Atrodo, taip, Richardui Lomažui. Taip. Taip, nes Richardui Lomažui tik 5 asmeninė pražanga, dėl to techninė suolui. Ir tiesiai pažiūrės dėl nesportinės galimos pražangos. 3 minutės 18 sekundžių. Ar mes dar matėme? Trenerių iššūkis dėl pražangos sugriežtinimo. Pažiūrim šitą pagrindinę kamerą tada pirmiausia. Realių greičių. Gerai. Ačiū. Gerai, iš galinės kameras. Pataiko į kamuolį. Ne, čia viskas tvarkoja. Dar kada realių greičių pažiūrim. Iš toliau, biškelė bus geriau. Ačiū. Į kamuolį ir po to vis ryto į ranką. Gerai, tai paliksim sprendimą, 2 baudos metimai, bet prieš tai bus 1 baudos metimas už techninę pražangą suolelį. Gerai, ačiū. Jo. Nevertino čia situacija arbitrai, paprasta pražanga lieka galioti. Matysime dar tiesa čia prieš tai ir baudos metimą už tą techninę pražangą. Richardas Lomažas savo pasirodymą baigė bet kuriuo atveju. Ta pražanga jau buvo 5, kuri jam buvo užfiksuota. Prieš tai, taip, 1 baudos metimas už techninę. 18 taškų skiria komandas. 198 sekundės. Tai jau turėtų būti Neptūno tiesiog nesuvokiama kapituliacija ir sugriuvimas.
Bet tokios irgi nereikalingos jau čia Richardo Lomažo emocijos rungtynių pabaigoje. Bandau suprasti, už ką ten taip supyko ant Šaulio. Nes Richardas Lomažas sakė, kad jį nustūmė Šaulys, kad čia Šauliui turėtų būti nesportinė pražanga. Bet taip žiūrint iš pakartojimo, man neatrodė, kad ten Šaulys jį stūmė. Žinai, kai esi įsibėgėjęs, kai širdis plaka daug stipriau, kai tos emocijos yra būtent tokios. Suprantama, kodėl ta reakcija galėjo būti būtent tokia. Šaulys realizuoja 2 baudas iš 3. Su spaudimu susitvarko Klaipėdos Neptūnas. Arnas Velička toliau su kamuoliu. Tarolis iš kampo, 3 taškai. Ir tai yra taškas. Tai jau tikrai nebeabejotinai. Tai yra metimas, kuris užvėrė duris bet kokioms mintims apie sensacingą sugrįžimą. Lukas Uleckas, aišku, nėra linkęs sutikti su šituo teiginiu. Bet ko gero, kad jau reikėtų su tuo teiginiu sutikti. Sutiksi ar nesutiksi, žaisti iki galo vis vieną. Tai reikia be jokios abejonės. Bet Klaipėdos Neptūnas padaro tai, ką jiems padaryti šį vakarą buvo būtina. Ir pusfinalio seriją grąžina į Uteną. Jau už poros dienų, trečiadienį, birželio 3 dieną. Ir kaip keista jau sakyti birželio. Keista, kad jau vasarą, bet na, tie karščiausi mūšiai, kaip įprasta. Karščiausių metų laiku. Taip. Čia pražanga ir 2 baudų metimai Erikui Venskui. Jau ramina ir Gediminas Petrauskas. Ar Naberučkas, ar ramiai? Kam? Kur jau čia? Ką mes čia dar bandom papildomai įrodyti? Mes savo jau padarėm šiandien. Baudos metimo pataiko. Čia dar Erikas Venskus. Šiandien Laimonas Eglinskas su 11 žaidėjų rotacija, kuomet pakėlė dar 4 kėlinio viduryje Kenny Cherry. Gediminas Petrauskas nenaudoja šiandien nei Makso Klenščiko, nei Vitalijaus Kozio. Aurimas Majauskas irgi žaidė tik 1,5 minutės. Tai realiai su 9 žmonėms. Šiandien Neptūnas pergalę pasiekė. Girdžiūnas. Čia dar vardan šventos ramybės galėjo šaut vieną iš kairiojo kampo. Liusas prasimeta kamuolį pro nugarą. Stapteli, ieško galimybių ir... dar apsižiūri ir leidžia pratęsti ataką uteniškiams. Jau 6 kartą klysta šiandien Maxwellas Lewisas. Ir Utena tais prarastais kamuoliais beveik pasivijo Neptūną. Šaulys. Čia dar vienas švilpukas. Ir dabar Evaldas Šaulys dar prie baudų metimo linijos. Arnas Velička šiandien su 6 rezultatyviais perdavimais. Pristato puikiai kaip ir Volt. Tiesa, Richardas Lomažas irgi su 6 rezultatyviais perdavimais šį vakarą. Kartu jie atliko 12, Neptūnas viso 17. Koks buvo piktas prieš rungtynes Richardas Lomažas, toks atrodo ir dabar sėdėdamas ant atsarginių žaidėjų suolo, nepaisant pergalės. Bet dar kol kas viltis ruseno uteniškių stovykloje, bent jau iki šio metimo. Beje, pusfinalyje, tai yra per pirmas 2 rungtynes, klaipėdiečiai buvo pataikę 13 tritaškių iš 49 bandymų. Šiandien jie pataikė 11 tritaškių iš 18.
61% sensacingas taikumas. Ir žinoma, kai tie tolimi metimai Neptūnui krenta, tuomet komanda atrodo kaip visiškai kita ekipa. Aišku, šiandien tokių ir rimtų kozerių ištraukė Gediminas Petrauskas. Pirmiausia, turbūt apie Mindaugą Girdžiūną reikia kalbėti ir apie Zeiną Votermaną. Faktas taip pat, žmogus, kurio nematėme dar realiai atkrintamosiose varžybose. Šiandien žaidė 18 minučių ir surinko 12 taškų bei 4 atkovotus kamuolius. Girdžiūnas čia išvengia žabangų. Dvigubinama gynyba prieš Arną Veličką. Ir tiesiog reikia ramiai kažkaip užbaigti šitas rungtynės Neptūnui. Vargsta uteniškiai, bet čia Votermanas kaip persiorientuoja ore ir dar lieka netoli dvitaškio su pražanga. Jeigu ne Beniušio pražanga, tai būtų buvęs griežtas dėjimas. Tokia griežtoka ir pražanga čia gavosi. Erisonas Cleary keičia Arną Veličką. O Juventus gretose ir Titas Didžgalvis metamas jau dabar ant parketo. Na, išties keista, kad Arnas Velička nesulaukė garsesnių ovacijų. Čia akivaizdu, kad jo rungtynės jau baigtas ir šiandien tas jo šou ketvirtojo kėlinuko pradžioje, tie 3 paeiliui pataikyti tolimi metimai, jie faktiškai ir nulėmė, jeigu ne viską, tai labai daug. Bet šiandien, kaip ir kalbėjom, labai tyli iš tikrųjų Švyturio arena, labai tik tam tikrais momentais girdėjom tą tokį didesnį garso pakilimą. Klasika yra klasika. Wow. Antrose rungtynėse paeiliui Darius Maskoliūnas reaguoja į skriejančius kamuolius. Elitiniai įgūdžiai. Vitalijus Kozys, čia dar pakeltas ir Maksas Klenščiakas. Žaidėjai, kurie nežaidė šiose rungtynėse. Klenščiakas nežaidė ir penktadienį iš vis dvikovojo Utenoje. Kozys ten irgi žaidė tik porą minučių. Na ir dabar Vitalijus Kozys pasirodęs aikštėje dar taip žvilgtelėjo į prie jo atsidūrusį Mintautą Mockų ir matai tas tokias valios pastangas, kad bet dabar išėjau, dabar turiu žaisti ir turiu tą padaryti profesionaliai. Kylo po truputį iš savųjų vietų Neptūno gerbėjai. Jie, aišku, labai tikisi, kad šita serija dar kartą sugrįš į Klaipėdą. Cleary provokuoja pražangą ir eis mesti dar 2 baudų. Tas Didžgalvis apskritai pirmas jo pasirodymas atkrintamosiose. Sulaukė savo šanso 20-metis Juventus gynėjas. Cleary dar prideda baudos metimą. Stovinti Švyturio arena. Stovėjo žaidėjai, stovėjo sirgaliai laukdami pirmųjų taškų. Dabar jie stovi ir laukdami finalinės sirenos ir tuo pačiu be abejo, net neabejoju, laukdami ir komandos sugrįžimo iš Utenos. Trečiadienį Juventusas prieš Neptūną. 4. serijos rungtynės. Ir ten Klaipėdos Neptūnas pamėgins tapti antrąją komandą išlyginusią pusfinalio serijos rezultatą iš atsilikimo 0-2. Bet aišku, būtų labai įspūdingas pasiekimas jau. Nori dabar dirbti 100 taškų dar iš tikrųjų čia Neptūno gerbėjai. Votermanas Klenščiakui ir simbolinį šūvį galėjo pataikyti slovėnas. Bet panašu, kad Neptūnas turės tenkintis 99 taškais. Mockus pražangas, tos mesti baudų. Labai daug dar čia pražangų iš tikrųjų rungtynių pabaigoje. Atrodo jau tas skirtumas tarp komandų labai nesikeičia. Bet čia pusfinalio serija ir niekas vis tiek nenusileidžia iki pat paskutinio švilpuko. Tautas Mockus prameta baudos metimą.
Dar viena proga šiam klaipėdiečiui pažaisti savo gimtajame mieste. Bet dabar ir kokia įdomi situacija. Dabar jau tas spaudimas iš tiesų turės slėgti Utenos Juventusą. Ir neabejotinai slėgs. Iš tikrųjų dabar jau... Vitalijus Kozys paleidžia dar metimą nuo vienos kojos su sirena. Ir čia, net pernelyg stipriai kaip ir negalėtų turbūt pilti uteniškiai dėl tų nerašytų taisyklių. Tai ir nebuvo metimas, kur tu, sieki pelnyti taškus. Tai buvo toks, kur, kaip ir yra pareiga dėl sirgalių paleisti simbolinį metimą, bet tas simbolinis metimas tampa dvigubai simboliniu. DPD mums pristato rungtynių momentą. Arnas Velička ir jo šūvis iš toli. Jos netgi visi trys taip šūviai iš toli. Prieš tai Liujisas suklaidintas. Čia matom ir Hasanas Diara buvo porą kartų pamautas. Po to rodė akivaizdžiai ir Jonas Valančiūnas. Ką galvoja jau apie esamą situaciją duotuoju metu. 102-84 Klaipėdos Neptūnas tampa trečia komanda, kuri pratęsė pusfinalio seriją atsilikinėdami 0-2. Ir Klaipėdos Neptūnas poryt pabandys tapti antrąją komandą lygos istorijoje, kuri sugebėtų išlyginti pusfinalio serijos rezultatą, atsilikinėdama 0-2 po pirmųjų dviejų susitikimų. Aišku, Utenoje tikrai lengva nebus. Pamatėm labai gerai, kokį ten karštį gali užkurti Utenos fanai toje pilnutėlaitėje arenytėje. Pamatėm jau penktadienį, kur buvo beveik 3000 uteniškių, kai net kalbėjom, kad tiek net realiai netelpa toje arenoje. Manau, kad trečiadienį ten tų žmonių bus dar daugiau ir kažkokių gaus juos sutalpinti. Turės būna Utenai dabar jau taip pat nebėra kur trauktis. Tu gink dievę nenori sakyti savo, kad jeigu ką, tai žinai, laimėsim Klaipėdai tas lemiamas. Ne, čia jau yra. Dabar jau tu jauti tą bedugnės šauksmą ir dabar jau tau reikia vaduotis, kad jis tavęs neįtrauktų. Nugalėtojų vyriausias treneris Gediminas Petrauskas. Su pergalė treneri, kokios pirmos mintys dabar jūsų galvoje? Tipinės mūsų šio atkrintamųjų etapo rungtynės kalneliai. Pradžia nekokia, vėl kažkokia pradžia atrodo. Visas rungtynės pradedam tokiu lėtesniu bėgiu ir sunku kartais atrodo supras kodėl, nes paskui be keitimų tie patys 5 žaidėjai pradeda visai kitokių režimų žaisti. Tai kažkur tai dar turiu spragų, dar turiu kur paliesti žaidėjus pradžioj, bet džiaugiamės pratęsti seriją. Kalbant apie psichologinę tą naštą, turbūt dabar jau nepalyginamai ji mažesnė ir net ir nukrito lyginant su šių rungtynių pradžia ir šiuo momentu. Aš nežinau, vėl aš minėjau apie tą naštą psichologiją, kiekvienam turbūt skirtingai. Vieni jaudinasi prieš pusfinalį, kiti labai kaip tik laukia to ir nori, o kiti... O kaip jūs, treneri? Aš nežinau, man tai serija yra serija ir tikrai kažkiek tai per daug nemiego naktų nėra, bet po tų 2 pralaimėjimų momentas sunkesnis buvo faktas. Tai para gera laisva ir turbūt tada jau laukia kelionė į Uteną, kas bus ten, svarbiausia, kad tą seriją vėl grąžintumėt namo. Išlaikyti tą žaidimą, kaip paskutintas 2 rungtynės, išskyrus praeitų rungtynių 4. kėlinį. Sėkmės. Ačiū. Tokios Gedimino Petrausko mintis čia po pergalingų rungtynių. Serija grįžta į Uteną. Ežerų krašte susimatysim, susiklausysim trečiadienį, lauksim jūsų visų dėmesio. Ačiū, kad esat su lietuvišku krepšiniu. Ir dar sykį sveikinimai sulaukus vasaros.